Nu kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimba ir vėl gaudysim per naktį. Tai dabar jau turiu 3 feederius, 3 meškeres dugninės. Nusipirkau naują signalizatorių, stavelį ir kotuką patį. Tai dar kol kas neišsipakavęs. Dabar yra 6:30, pradėsiu pakuotis, ryžtis, mestis ir sėdėsim iki 7 ryto. Tai 12 valandų žvybas, pašariukas. Pašarą naudojau traperį, mato dabar kokį. Dar dadėjau kažkokių ten likučių, kokius turėjau pašaro. Tada kviečių įdėjau virš kilogramo, kanapių pusę kilogramą ir ką aš dar dėjau, nieko. Ir tiek. Gaudysim ant kukurūzų, sliekų turim, raudonų ir baltų dziko ir turim boilių. Tai ant boilių gal jau kaip biškį sutems pradėsim gaudyti. Bandysim iškrapštyti vėl kažką gražaus. Lyns, karosos, karpis taikinys. Na kągi, visas 3 meškerės sumestas. Čia naujas feederiukas mano. Užmestas. Savo prūdę jau apžuvinau. Dabar bandysim čia kažką pagauti. Šį pagavau vieną linuką ir karosiuką. O čia mano senieji kotai. Visi 3 su bežinėliam ir signalizatoriais. Tai lauksim, kol pradės pipsėt. Ir dabar iš pradžių biškį dažniau reiks permetinėt, kad užšert vietas. Tai šitą ir galingiausia meškerė, storiausias valas, stipriausias kotas. Užmečiau va ten, palei šitą šakas, prie pat šakų. O šitas 2 užmečiau palei tas šakas. Nes ten palei aną krantą viskas ir kimbreliai, palei tuos visus medžius. Tai ir bandysim. Dabar kol kas dar ant paprastų masalų, kukurūzai, sliekai, dzikai. Vėliau bandysim. Tai jo, gaudom. Žodžiu, nusprendžiau vis dėlto išbandyti naują vietą. Nu, tas pats tvenkinys, bet kita vieta. Dabar persikeliau. Ir vėl bandysim čia. Prieš tai gaudėm kažkur ten. Oi, va, kažkur tenai. Dabar visus daiktus persikeliau čia. 3 mano dugninės, kėdutė, graipštas, kuprinė su daiktais, dėžė su daiktais, masalai. Na ir jo, bandysim čia gaudyti. Mačiau, čia karpis didelis iššoka, gan stipriai burbuliuoja čia. Tai manau, čia tokia perspektyvesnė vieta. Nu, dabar lauksim kibimo. Anoj vietoj pagavau vieną šeriuką ir persikeliau čia. Ir dabar jau turim beveik 8. Kuoja belenkokia. Nu va, tokia žuvelė. Visai graži kuoja. Mažesnių kuojų pagavom. Bet jo, bandom kažką didesnę. Šiaip jau gražių tokių gerų kibimų buvo. O, ką tik karpis arba lydeka kažkas didelį išsivertė. Žodžiu, šitą vietą man jau labiau patinka negu praeitą. Nu, žodžiu, pagavau ką tik toje kojytę dar. Nu, dar biškai kibinėja, bet nestipriai. Laukiam, kol pilnai sutems. Dabar pradėjo temt. Drugeliai buvo nuvarę iki kitos vietos su plūdiniam. Tai pagavo į lyną. Galit matyti dabar. Antros karočio. Vėl jisai užuodės. Ne. O, šitą gražus. Su žolėm parvara. Bent jau kas. Bent jau neatsikabina. Ai ne, nėra jis didelis. Dar duosis. Kurva darom. Opa. Kaip iš čia atrodo? Ai, geras. Ir čia yra pirms lyns gyvenime žmogaus. Iš viso porą kartų tėra žvejojęs. Tai tikrai šaunuolis. Nu, o mes ant dugninių laukiam toliau kibimų. Gerai prie
spaudė. Nu ką, temstam dar viens kibims. Bet vėl kažkas nedidelė. Ant naujo fideriuko viskas, kim šiandien žodžiu. Kuojas, bet. Ant naujo fideriuko smagu, norėčiau dar kokį karosą arba lyną, kažką didesnę prašaut. Iš vis būtų smagu. Nu va, delninė tokia. Dabar šovėm į pašarą dar kilogramą šutintų kukurūzų vakuumuotų. Tai užsistambinom ir bandom toliau. Ojyte. Nu žodžiu, po pirmos 3-4, kol kas veiksmo nelabai daug. Buvo porą kibimų ant kukurūzų. Ronaldui ant boilių. Irgi kibimų buvo, viens išvažiavimas, bet nepasikvieta. Nu ir ant plūdinės dar kibimą turėjo domšį. Bet. Du lynai in. Jo. Apart tų 2 linų, kuriuos pagavo prieš tai vakarą su plūdinė, dabar nieko. Nu, nieko, dar bus, laukiam. Nebus, žinok. Bus. Nebus. To meškeriaus. Eik, tu. O. Santis. Antis išsibaidė net. Pasižiūrėk, Šams iki čia buvo parėjo. čiui koks. Iki čia parėjo antis. Čia ne antis. Ai, antis. Išsibaidė visas antis. Peršikau, nu na. Jūs pradėjo, aš pats apsišikau. Žodžiu, kas čia dabar įvyko, tai Aš nemanau, kad... tiesiog čia buvo Ronaldo meškerė ant boilė Jis to neatleidė stabdžiai jau antrą kartą. ir girdim pradėjo tiesiog važiuoti, pradėjo cypt čia signalizatorius, pribėga Ronaldas, pakirto, baisiai eit pradėjo ir nutraukė. Ir kai nutraukė, visas antis išsilakstė tiesiog į kraštus. Aš tik už tai pakirtau. Eik, tiesiog. Tai reikėjo paveikti. Nu ką, ant ryto nusimdinėjau jau meškerės, vieną buvau dugninę pasilikęs, kol tėvuką laukiau. Po 6-25. Ir paėmė po 6-25. Eina savo. Ir dar naują feederį. Ant kukurūzų? Ant dzikų dabar. Vien raudoni dzikai ir koks 10 dzikų. Nu. Žodžiu, Lyn, ne karosas. Kas? eik savo. Karosas. Karpis, matau, ūsus mačiau. No way. Ne karosas. Karosas. Vertė graibštą imt vis dėlto. Eik savo, paėmėm. Geras. Karosas. Čia dar ką tik išsivertė didelę žuvis krūmuose ir vat netoli tos vietos karosas. Nu karosiukščiai. Nu va, toks laimikis. Vieną kitą gražesnę kojytę ir vienas karosas. Nieko gero realiai, bet šitiek. Tai jo, su jumis buvo kanalas Muskimba. Palaikinkite šį video, užprenumeruokite mano kanalą, na ir iki kito video.